Maibaką parvežė iš Olandijos, iškart. Populiarumas šauna į viršų. Su draugais pagrindę žaisdavau jo LoL'ą, tada 1.6 CS, tada CSGO žaisdavom. Tai 6 metai atgal truputį didelis laiko tarpas. Aš dabar jaunas, bet tada dar jaunesnis buvau, žinai. Aš negaliu žaidau. Aš galiu pašaukti jau. Prašau. Alio! Gubernija. Čia visi savi. Sveiki visi, su jumis Sporto Topas, mano vardas Eimantas, o šiandien mano svečiuose, net nežinau kaip tave pristatyti iš tikrųjų, komikas, turinio kūrėjas, šiek tiek gameris buvęs anksčiau. Labai teisingai, visko po truputį. Nedas Imantas, influenceris dar galim pavadinti. Taip, tai gal nesakai. Kodėl? Nežinau, tokiu pasakai influenceris, aš apie Seagal pagalvoju. Šiaip čia mano pirma mintis visą laiką yra, kad Viktorija Seagal yra geriausias. Su jie nėra nieko blogo, Viktorija, be gal graži moteris, jeigu bus kada nors kokį vakarą jaustės pažeidžiamą ir liūdna, tai parašykit man. Lemba, kaip negerai nuskambėjo šitas dalykas. Taip, šiaip, sveiki. Kaip sakiau prieš tai, tai iš tikrųjų su tavim labai lengva yra intervius organizuoti, nes tavo atsakymai yra labai norėčiau, be keiksmažodžio prieki, ir tada yra gerai zeba. Ir tas zeba, aš tada gaunu naujas žodis į mano žodyną. Įtraukiu žodyną šitą, ne? Mano draugai manęs nebekenčia už tą žodį zeba. Zeba. Aš irgi daug visai jo naudoju. Bet jo, toks įdomus dalykas. Gerai, gal pradėkim iš tikrųjų paprastai, pradėkim nuo tavęs jaunesnio. Šiek tiek esam vis dėlto gamingo renginį, mielam Kauno sporto halės info show. Ir žinau, kad domėjais žaidimais, esi daug žaidęs, dar prieš tai minėjai man, kad daug žaidėjai. Vienas iš pagrindinių žaidimų tavo buvo League of Legends'as, ar ne? Taip, taip. Kaip šiaip tiesiog atsiradai tam žaidimų pasaulyje, sakykime? Aš pradėjau žaisti žaidimus, kai buvau mažas, mes su broliu labai mėgdavom žaisti žaidimus, prasidėjo viskas nuo i8, kaip ir pas visus vaikus turbūt. Tada supratom, kad geresnius žaidimus gali atsisiųsti. Kadangi aš labai jaunas, tai kai man buvo 7, man atrodo, išėjo Minecraftas 2009. Tai aš jau Minecraftą žaidžiau tada, kai buvo 7 metai. Ir pradėjau žaisti Minecraftą, paskui pradėjau žaisti kitus žaidimus. Paskui, kai pradėjau eiti pro gimnaziją, man atrodo, tai čia turbūt kokių 10-11 metų. Tada aš pradėjau žaisti LoL'ą su savo klasiokais CS pradėjom žaisti. Ir nuo to tada tiesiog užsikūrė, kad jau pradėdom žaisti žaidimus, kur tiesiog su kompanija nusprendžiam, kad norim gal pradėti bandyti tą žaisti žaidimą ir žaidžiam. Ir LoL'ą mes esam praleidę labai daug laiko, atsimenu, su draugais būdavo susėsdavom, žaisdavom, pavyzdžiui, buvo viena vasara, kur mes visą vasarą žaisdavom LoL'ą. Ta prasme atsikeli nuo kokios 11, žaidži LoL iki 4-5, pamiegi ir tada vėl atsikeli ir taip visą laiką daužai, susijungia į Discordą kokių 10 žmonių, daugiau, kartais visi kalba, žvengia, tipo. Rockstarinė vasara tokia gavosi, bet tokia jaunesnė. Su draugais pagrindę žaisdavau jo LoL'ą, tada 1.6 CS, tada CSGO žaisdavom, jo, būdavo daug visai tų žaidimų iš tikrųjų. Ir po to per laiką gavosi, kad tapai to tokiu mimeriu, nes jau vien tik tais paimkim karaliaus mimai, dar Iron Wolves laikai, jau kai jie sportas atsiranda. Mažai kas žinos šitą, mažai kas žinos turbūt šitus referensus, bet prieš kokius 6 metus, gudžiais 2018 metais, aš labai daug laiko praleisdavau Twitch'o streamuose, man labai patikdavo žiūrėti to meto turinio kūrėjus Twitch'e, aš labai daug žiūrėdavau Žygį, Nokvienas, Simplą, kas dar žinosit šitą nickname'ą, žiūrėdavau Saulių, kaip žaidžia LoL, žiūrėdavau Raizų, žiūrėdavau Choseną, žiūrėdavau Italą, Italas mano mėgstamiausias, vienas mėgstamiausias streamerių būdavo. Čia toks bičiukas, kur visi labai bijodavo, kad juos subadys, karočią. Bet jis labai gerai PUBG žaisdavo ir turėdavo labai gerą sodrų balsą. Tai žiūrėdavau streamerius ir aš mėgdavau pačiatinti čatę. Aš tada pradėdavau daryti su Photoshopu memus ir mėtyti Discordą ir mes kažkaip žvengdavom. Ir tada kažkaip nuo to prasidėjo mano juokavimas internete gal netgi iš tikrųjų. Nes mes tiesiog prikolindavom su draugais, nutikdavo kas nors per streamą, padarai kokį memą ten greit per Photoshopą ir tada visi kartu pasijokėt, žinai. Tai iš tikrųjų aš realiai Photoshopą išmokau naudotis darydamas memus tiesiog. Bet tai gerai, naudingos žinios. Jo, geras įgūdis, aš tai tikrai džiaugiuosi dėl šito. O memai jie turi daug funkcionalumo visokių tenais irgi. Tai atsimenu, esam kažkada. Kas nežino, tai Karalius yra toks streameris, kuris streamina jau labai ilgai, jisai žaidė LoL ir jisai pirmam LoL sezonį jisai žaidė LCS-ę, karočiui, jisai buvo tipo supportas, man atrodo, pasaulio čempionate. Jo, jisai turėjo tokį dalyką, kad jisai po labai daug laiko jis vis dar primindavo visiems, kas žaisdavo tam LCS-ę, bet ten būdavo praėjo kokie 7-8 metai gal. Ir visi sakydavo, čia labai seniai buvo, čia visai kitaip atrodydavo, visa tipo meta, visa scena to žaidimo ir viskas, ir tai prasme lygint, kad čia tada buvo taip pat ir dabar yra taip pat čia nesąmonė, žinai. Ir mes atsimenu galvojom kažtai, kad
kadangi jau karalius yra toks karalius, mes atvažiavome į info show prieš 6 metus ir mes padarėm iš geltono popieriaus, padarėm tokias karūnas, ant kurių prirašėm ten karaliaus frazių visokių ir su tom karūnom paskui, man atrodo, Iron Wolfsai ant scenos žaidė visi 5. Taip. Tai yra dar nuotraukų, netgi jeigu paieškosit, galite atrasti, man atrodo, nuotraukų iš to info show turnyro, kur su to mūsų karūnom sėdi žmonės. Prašysim Čiauzino, kad į archyvus list reikės atrasti visai įdomu. Manau, kad galite rasti jo. Tai visai smagu būdavo. Aišku, jeigu kada nors karaliui atsiųs šitą ir žiūrėsi, tai aš atsiprašau, gal buvo nebrandu, gal nereikėjo taip daryti. Bet tuo momentu galvoju, kad tiesiog juokinga yra, tai jeigu įžeidžiu, labai atsiprašau. Nu, matai, 6 metai atgal truputį didelis laiko tarpas. Aš dabar jaunas, bet tada dar jaunesnis buvau, žinai. Taip ir eina tas, žinai, laikas, mokaisi. Jo. Gerai, League of Legends su draugais, už ką žaidėjai ir kokioj roliai žaidėjai? Aš žaisdavau dažniausiai midą, aš žaisdavau LeBlanką ir man labai patikdavo cheesing žmonės, kurie nesuprasdavo to AP damage'o. Vienu momentu buvo, kad čia LeBlanka buvo prieš Revorką, čia jinai buvo dar tada, jinai buvo žiaurinsiai, nes tu realiai, karočią, su sena LeBlanka ir senom rūnom būdavo toks dalykas, kad tu pasiemi senas rūnas, iššauni 40 AP, 39 AP galėdavai susidėti, tada nusipirki pirmą itemų Amplifying Tome, tą knygą, net neperki Dorans, net neperki Ringo, perki full AP, viską vieną AP bildinį ir tada prieš Squishy Mages arba tipo Assassinus, tu žiauriai daug damage'o darai, nes tavo, man atrodo, Q damage'as double, jeigu tipo paleidi Q ir tada W paleidi. Čia tai buvo čia dar iki Revorkų tų visų. Jo, ir tu prasme ten ant 6 lygio tu one-shotindavai žmonės, realiai su pilnu kombo ir Ignite tu one-shotindavai tipo Assassinus. Ir man labai patikdavo šitas kombo, man patikdavo žaisti LeBlanką, man patikdavo džiukint, aš būdavau kaip ir visi paaugliai žiedavau CVHD ir man labai patikdavo daryti visus tos, man patikdavo Šako, man patikdavo Zedas, žaisdavau Topą irgi dar, Jaxą. Žaisdavau topę, Wukongą žaisdavau topę. Mano mainas Jaxas. Jo? Aš esu Alpha Patinas, Master 7. Turiu ant Antanės jaučiu kokį milijoną irgi šitų pointsų. LeBlankus 700 štukų, Ziggsą žaisdavau. Dieve, 700 tūkstančių. Jo, daug turiu. Nu, aišku, vieną vasarą nuo 11 iki... Jo, čia irgi daug ką duoda. Jo, pagrindę žaisdavau. Ane daug žaidavau, nes labai paprastas čempas būdavo, tai jeigu rankėdų žaisdavau, mane žaisdavau, bet jeigu žaisdavom su draugais prikolinam, tai žaisdavau, sakys, LeBlankas, Zedus, tipo, Bet tu, matau, nelabai dar užmiršęs tų visų mechaninių dalykų. Ne, aš niekada nebuvau geras, bet aš atsimenu, aš galiu papasakoti, bet praktiškai nelabai pavyksta man padaryti, man aukščiausias rankas turbūt buvo koks Gold 2, kraščiai, žinai, tai. Visai aukštai. Negalim sakyti, dabar jau būtų platinama, nes dabar jau shiftino ranką. Ironas ir dabar. Ten apačioje atsiradęs naujas, dar viršui vienas papildomas. Taip, bet man labai smagu, man patikdavo būti tos bendruomenės dalimi, tipo, man patikdavo žaisti, aš niekada negalvodavau, kad esu geras ar kažko būsiu, bet tiesiog man labai patikdavo leisti laiką ir enjoyint tą žaidimą su draugais savo, žinai. Tai nesusidarė iš to LoL žaidimo toks labai competitive jausmas, tu būdavo aišku, kad reidžinį būdavo, kad tiltinį, žinai, bet iš tikrųjų, jo, bet man tai labai smagu būdavo, aš atsimenu tos vakarus, kai tu prisijungi, tada pradedi skaičiuoti, kiek čia mūsų bus, ką mes čia žaidžiam, tipo, nes jeigu 4 esi negali, man atrodo, vienu momentu negali. Ir dabar dar negali berods. Būdavo ranked flex, karoči. Tai dabar tebėra dar. Yra dar toks. Bet negali 4 žaisti. Jo, tai va, tu turi pajungti dar vieną žmogų, tada ieškai, tada sumeta vienas ateina draugelis Diamondas, kitas yra Silveris, tada jums sumeta belia kokius random rankus, mūsų komanda daužo, mes ten žvengiam, kažkoks draugelis Timo pasiėmęs, kodėl aš nežinau, midė sėdi. Nu žodžiu, bet būdavo smagu, aš atsimenu, labai daug gražių prisiminimų turiu iš tų laikų, kai žaisdavom to žaidimų su draugais. Realiai gal tuo metu netrodė jie tokie gražus, bet dabar... Dabar prisiminus, tai suprantu, kad ten buvo good old days, žinai. Jo, tas nostalgijos jausmas. Jo, labai smagu. Gerai, žaidai... Aš galiu parašyti, kad man dar biškai reikia pašnekėti. Prašau. Aš galiu pašau gal. O kas ne prie scenos, aš nežinau, kam parašyti. Aš nežinau, kas čia... O galit parašyti, kam nors, kas prie scenos yra, kad nedas dar čia biškai bazarina, karočią. Tuoj parašysiu, atstovams parašysiu. Sorry, hebra, nepykit, aš vapšiau, niekas nesakė. Čia labai įdomi, nes kaip gerai. Matote, kiek Maybachą parvežė iš Olandijos iš karto. Populiarumas šauna į viršų. Jo. Gerai, parašiau, gal nebetrukdys. Šaunuoliai, ačiū jums, prašau. Taip ir viską organizuoju. Mes turėjome 2 valandą žaisti šio mečo šiandien. Man sakė, parašo 1 valandą, nebus šio mečo. Ai, nu gerai, nebus, tai nebus. Viskas ok. Gerai, sutvarkam. Informav. Vienu žodžiu, gerai. Išsikirps. Kas žiūrit laivą, tai atleiskite. O kas žiūrė, kiek laivą žiūri, kokie 4 žmonės jaučiu, ne?
Nežinau, kiek žiūrėjau. Kiek? Belė kiek, nemačiau, kiek parodė teisėjas labai daug kartų. Tai. Vienu žodžiu, grįžtam, rewindinam atgal prieš šitą visą nesąmonę. Žaidi LoL'ą, vis tiek LoL'o didelė dalis yra esportas. Jo. Ar buvo kažkurio metu, kada domėjai, žiūrėjo, kas vyksta? Jo, Apart pizdavojimo iš... Žiūrėdavau Lietuvos lygų, tai aš ten tik tai žinojau kelius žaidėjus, ką žaisdavo. Tai linkėjimai dabar Žygiui, Sauliui, Raizo, Čiauzenui, Angelui ir jo, šitam 5 užteks. O šiaip žiūrėdavau ir finalų žiūrėdavau, aišku, kaip ir visi paaugliai žinodavau visą laiką, fakerio visus grajus žiūrėdavau, aš atsimenu, kai būdavo finalai Worlds irgi, nes per LoL'ą būdavo, kur turi sudėti savo pikus ir tada, jeigu atspėjusius, tada laim. Tai mes irgi su draugai žiūrėdavom, sekdavom, irgi turėdavau žaidėjų savo, kur man patikdavo ten visi, nežinau, double liftai visokie. Nu, man patikdavo tie patys žaidėjai, kurie visiems patikdavo, žinai, aš nebūdavau, kad jo... Klasikinė tokia, neturėjai kažko, ar ne, spicy atsirinkęs, iš Korėjos glūdumos kažkokią vieną. Blet, nežinau, man Dopa patiko labai. Čia tas, kur būstindavo žmonės. Jo. Ir visi yra, gerai, galite man pasakyti, kas nors, jis geresnis už Fakerį ar ne, nes visi diskutuodavo visą gyvenimą, kai aš būdavau paauglys. Aš nemanau, Fakeris tiesiog labai geras yra. Jis yra wunderkindas baisiai. Jo, bet tipo Dopa irgi žiaurinės sveikas yra. Jo, bet Fakeris, jis 2 kartus pasaulio, 3 kartus pasaulio čempionas, nežinau jau kiek kartų pasaulio čempionas. Aš vis tiek manau, kad yra dienų, kai Dopa laimi prieš Fakerį. Aš manau, kad jis koks Žygis grįžęs į LoL ar Čiauzeris, vis tiek pakrautų ir tą patį Fakerį. 3 ant 1. Jo, niekaip. Sąžininkai. Ne veltui, kurie savo serverius turi, aš tai pasakysiu. Už šios karos sienos. Yeah. Gerai, truputį atitrolkim nuo viso gamingo, sporto, pasimkim, dar grįžkim atgal laiku, į tavo krepšinio laikus. Yeah. Čia 2016 atknisau Sostinės krepšinio mokyklą, Vilniaus 2 komanda. Žaisdavau Kašį, buvau toks pats siaubingas krepšinė, koks LoL'e. Geriausiu atveju koks 12, ne gerai, ne 12, koks 9 žaidėjas pagal gerumą, jeigu 12 žaidėjų komandai. Bet man buvo labai smagu, aš žaidžiau krepšinį nuo 2 klasės iki maždaug 14 gal metų. Ir aš susiradau labai daug draugų savo, iki bičių, su kuriais mes iki dabar dar bendraujam, susitinkam miestą, pasisveikinam, pažvengiam. Tai vėlgi, žinai, iš to Kašį, tipo, šiaip man davė tokį, kad turėjau kažkokios fizinės veiklos ir dar davė tiek, kad susipažinau su daug fainų žmonių, tipo, bet kad ten krepšinį būčiau kažką labai geras, tai nebuvo taip niekada. Nu, aš galiu papakirti. Žaidėjai Prancūzijoje. Jo. Ir tame turnyre jūs žaidėt su Vilnius 2 komanda, po tokiu pavadinimu, U16, berods kažkokia tenais ekipa. U14 gal ir 13. Nes ten U13 buvo, ten jūs daug išsintė, Sostinės krepšinio mokykla, žinau, kad daug išsintė. Nu, buvo daugiausiai skorinis, visus 4 taškus įmėtė. Jo, nes mus ten daužė absoliučiai visi, ta prasme, mes nuvažiavom ir ten atvažiavo iš visos Europos atvažiuoja ir dar iš kažkiek tipo Šiaurės Afrikos šalių, ten Alžyro atvaro, dar kažkur Maroko, tipo, atvaro loštą Kašį ir atvaro prancūzai. Ta prasme, čiuvakai, aš jums nemeluoju, kaip Narauskas sudėti bičiai. Ta prasme, 13 metų bičas, karočią, galimai juodaodis, sudėtas kaip Narauskas. Galit man paaiškinti, kaip? Aš buvau sudėjimo kaip dabar, nu tipo, biški kudesnis, žemesnis, aš užaugau realiai 8-9 klasė. Man šaukia tiesiog, kad reikia išžaisti, karočią, aš nežinau, aš negaliu šaukti jam atgal. Parašyk, karočią, Omantui. Aš parašiau administracijai valdančiai visą, kur ryšių su visuomenė valdo, kad jie tvarko. Oi. Nu, vieną žodžiu. Įfašau rūlį, man labiausiai patinka tas renginys. Tai va, tai sudaužė mus ten absoliučiai, bet vėlgi sakau, man smagu buvo, gavom pakeliauti po Europą, nuvažiavom, pažaidėm, bet ten nėra achievementas kažkoks sportinis, žinai. Tai gerai, bet vis tiek, kai esi jaunas, turi kažkokią viziją, ką tu nori būti. Tikrai nemanau, kad komedija buvo tavo pirmas cikas. Kas ko norėjai būti? Aš noriu iki dabar dar būti, aš noriu būti lobių ieškotojas. Yra tokie žmonės, čia juokingai skamba, bet yra tokie žmonės, kurie, pavyzdžiui, ieško visokių labai senų laiškų iš viduramžių, arba, pavyzdžiui, ieško fronto karo žemėlapių visokių. Ir jie tada pagal tos žemėlapius planuoja ekspedicijas ir, pavyzdžiui, randa kokius laiškus, kuriuose yra aprašyta laivo kelionė, kuris vėliau net plaukia ir dingo. Tada jie, karočią, nuomojasi laivus, pramoninius vos neplaukia, purškia vandenis su tokiom srovėjom ir tada ieško tų laivų, tipo, nuskendusių. Tai man čia žiauriai kietai skamba. Tai jau bus kolabas, bazaras, X-lobby ieškotojai, kelionė į Bermudų trikamą. Vieną dieną padarysiu tokį video, kur aš išplauksiu su laivu kur nors ramų į vandenyną ieškoti lobio. Tai būtų labai smagu.
Tai čia žinai, ateitis atvira tokia. O šiaip jau nuo vaikystės, nuo paauglystės, ankstyvos aš jaučiau, kad norėčiau kažką daryti, kažkokį turinio kūrimą, žiūrėdavau YouTuberius ir galvodavau, kad irgi pats norėčiau kažką tokio daryti, bet kai buvau mažas vaikas, galvodavau, kad čia nesąmonė, vis tiek, žinai, besi mažas balsas dar nemutavęs, tipo, toks kažkaip nelabai jauku, žinai, tipo, daryti kažką. O paskui kažkaip daugau ir pradėjau pabiškiu savo laiku daryti tą turinį, žinai. Na ir slenkam po truputį laiku, ar ne, ateina 2022 metai ir atsiranda... Aš negaliu žydavau. Aš galiu pašaukti. Prašau. Alio! Nešauk ant manęs, iš manęs interviu įima. Atsiprašau. Atleiskite. Va, čia tai bus. Oi, operatorius kaip pramušiau, nepatikėsit, karočią. Vakščia, asocialus tiesiog rėkt pradėjo ant viso renginio, karočią. Gerai. 22 metai atsiranda komedijai, bet kaip dažniausiai, ką mes matom komediją, vis tiek daugiau matoma yra už Atlanto, ten visi Kevinai Hartai, visi Andy ir taip toliau. Taip. Čia komedijos tos auksas. Kodėl pasirinkimas buvo ateiti ne kaip solo komikui, bet jūs atėjote iškart su A-Team Comedy? Mes pradėjom šiaip komedijų, dažniausiai tu visą laiką bazuojasi su tais žmonėms, su kuriais tu vienu metu pradedi tą komediją mokytis. Nes tu netampi tiesiog komiko ties, taip, ta prasme, šiaip tas komiko statusas man šiaip pakankamai kvailai kartais skamba, nes aš esu komikas pusę valandos, kai aš stand-upinu savo programą pasakoju, o šiaip tai aš tiesiog esu toks bičiukas, kuris kažką daro, žinai, savo kažkokį ten video sugalvoja, padaro, kažką įkelia, kažką nuvažiuoja, pafilmuoja, pamontuoja, tipo daug visokių dalykų, žinai, daro, bet šiaip tu iš pradžių netampi komiku, iš pradžių tai tu tiesiog mokaisi daryti stand-up komediją, tu skaitai knygas, tu analizuoji literatūrą, tu bandai suprasti, kaip veikia struktūra komedijinė, tipo, kaip veikia bajerių rašymas. Ir tada, kai tu po truputį pramoksti dalykus, tada tu jau gali pradėti daryti kažkokius tai savo pasirodymus. Ir mes susibūrėm savo komedinę trupę, nes paprasčiausiai vienas būdamas tu negali padaryti renginių dažniausiai, nes tu neparduosi bilietų tiesiog, žinai. Tai mes susibūrėm savo komedinę trupę, čia irgi nebuvo kažkoks unikalus dalykas, kaip kažkada humoro klubas susibūrė, kaip kažkada susibūrė komunija, kaip susibūrė K2, taip pat susibūrėm ir mes. Mes ir bičiuliai, kurie tuo pačiu metu pradėjom komediją, mes tiesiog nusprendėm, kad mums reikia nebelaukti, kol mus kažkas pakvies į trupę, kas iš esmės yra neįmanoma, kad tave naują žmogų kas nors pakvies į trupę. Ir mes tiesiog sugalvojom, aš sakau, darom savo. Ir mes padarėm 2 turus su trupė, paskui išėjom, dabar su Deividu dviese darom jau. Mūsų kolega Visickas dabar jau vienas stand-upina, Kristoforas irgi savo turi jau naują, su Laura ir Simonu pasirodo. Tai visiems dabar labai gerai ir mes kažkaip kartu, vietoj to, kad mes bandytumėm užaugti atskirai, lėtai, mes geriau nusprendėm daryti turinį kartu ir stand-upą kartu ir užaugti greičiau visi kartu. Ir vienas kitam padėti, vienas kitam duoti patarimų. Kartu daryti visokius projektus, dar visokius dalykus, podcastus. Bet tu palėtei labai tokį vieną įdomų dalyką, kas daug kas nesupranta tos komedinės pusės. Kai tu ateini į komediją, tu neteini tiesiog, va taip. Neteini, kad taip, yra dabar galimybės, yra labai daug tų open mic, kur tu gali ateiti bandytis, bet vis tiek ar vienu ar kitu atveju tu turi žinoti, kaip veikia komedinė struktūra, kad vis tiek paskaityti knygas, pažiūrėti, ką kiti daro ir kažką pasirašyti. Kaip sekėsi pasidaryti iš tikrųjų pačią pirmą programą ir kaip ta programa nusisekė? Pirmą kartą į sceną aš atsimenu, lipau 17 metų, čia buvo 2019 metais, aš lipau į humoro klubo open mic'ą. Ir aš pasirodžiau ant tiek vidutiniškai, kad absoliučiai niekas net neatsiminė, kad aš ten buvau. Ten tam open mic'e buvo ir Markas Žukauskas, ir Patarakas, tai buvo komikai, su kuriais mes dabar susitinkam porą kartų per savaitę kažkokiuose renginiuose ir dalykuose, filmavimuose, dar kur nors. Tai tiesiog buvo ant tiek vidutiniškai, kad žmonės nei prisimė, ta prasme, nebuvo nei gerai, nei blogai. Visi greit labai pamiršo tai. Paskui buvo dar kartą lipau komunijos open mic'e, buvo jau truputį geriau. Tada prasidėjo COVID-as, išvažiavau po mokyklos, tada dirbti prie jūros padavėjų, visą vasarą buvau negrįžęs į Vilnių, tada išvažiavau mokytis į Angliją ir tada jau į open mic'us grįžau tais 2022 metais gruodį. Pradėjau stand-upint, ar 21 metų gruodį gal? 22. Tiksliai žinau, kad 22 metų. Nes buvo 22 metų pati pabaiga ir jau į procesą 23 nesužengiant. Ir jo, tu geriau žinai, aš nežinėjau. Tai aš pradėjau tiesiog rašyti bajerius, galvoti, kas man yra juokinga ir kas galbūt prajuokintų žmonės ant scenos. Pasirašiau ten, iš tikrųjų supratau tiek, kad kai pradėjau labai daug galvojau, kad labai daug viskas reiškia ir kad čia visiems labai rūpi ir labai daug permąsčiau dalykus. Iš tikrųjų, tai visi turi savo problemų, visi permąsto savo dalykus. Ir
Jeigu bus blogai, niekas neprisimins. O jeigu bus gerai, irgi niekas neprisimins, tai reikia per daug nesiparinti. Reikia stengtis, kad mes patys būtumėm patenkinti savo darbu, žinai. Tai aš kažkaip dabar taip pat ir galvoju. Tiesiog pradėjau rašyti. Vienas pavyko geriau, kitas pavyko blogiau, tada parašai vieną bairį, arba sueina, nesueina, žinai. Čia darbo dalis tokia. Čia blogų. Į tylą yra pasirodę absoliučiai visi pasaulio komikai. Geriausi komikai, visi Bill Burrai, Louis C.K., Dave Chappelle, absoliučiai visi yra į tylą pasirodę. Tai jeigu kas nors galvoja pradėti komediją ir bijot labiausiai, kad jūs niekas nesijuoks iš jūsų, tai net iš geriausių yra nesijuokia, tai čia nėra rodiklis. Tiesiog reikia daug darbo įdėti. Vis tiek, visi esam žmonės ir atsiranda ta tokia pirma baimė. Tu atėjai atsistoji ant scenos, tu pašnekėjai ir jausmas kaip per Paryžiaus kokias šaudynės tylos. Tai kaip praeiti visą tai? Nuryji tą gumulą ir tiek. Ir paprasčiausiai paklausi savęs, ko tu nori. Ir jeigu tu nori daryti komediją, tai vadinasi, aš iš vis stengiuosi blogus pasirodymus, tai žiūrėti, kad aš turiu ką išmokti iš tą pasirodymą. Iš gerą pasirodymą, tai tu nieko niekada gyvenime nepasimokysi, nes tu pasirodai, nulipai, iškvėpiai ir buvai toks gerai, maladės, aš šaunuolis. O jeigu blogas pasirodymas buvo, tai tu jau iškart žinai, kiek tu daug gali dalykų pakeisti. Tai aš manau, kad į blogus pasirodymus reikia žiūrėti kaip į gyvenimo padovanotas pamokas, o ne kaip į kažkokį blogą dalyką. Vienas iš tikrųjų įdomus žingsnis, ką jūs padarėt su A-Team Comedy, kad jūs ne tik darėte savo stand-upus, jūs pradėjote iškart su video turiniu. Jo. Tas Tinderis, kurį tu buvai per savo podcastą minėjęs, kad tu užmiršt nori. Aš tai nesakiau, tai Vizgirdas šitai. Ai, Vizgirdas sakė, gali būti. Aš tai dėl tai Tinderio didžiuojas ir žmonės būna sako, kad čia nukopijuota, ar kad čia lievas tas turinys, bet mano tai požiūris yra toks, dabar yra komedijai tokios taisyklės, kurias susitarė iš esmės patys komikai, kad tu gali pasimti video formatą, įdėti ant savo bairius parašytus ir savo asmenybės ir tada čia turinys kaip ir tampa tavo, žinai. Kaip ir pavyzdžiui dabar yra, koks žinau, kad meluoji irgi tipo projektas, kuris labai mylimas ir patinka žmonėms, bet čia irgi yra paimtas formatas. Tai jie nieko nenukopijavo, jie patys susirinko žmonės, jie patys parašė situacijas, jie viską patys suplanavo. Tik tiek, kad, iš esmės, sukurti naują formatą aš net nemanau, ar iš vis yra įmanoma šiuo metu, nes viskas bus kažkieno junginys. Aš galiu viską parodyti ir pasakyti, kad čia yra dalis to, žinai. Gyvenam tokios laikuose, kad jau dviračio neišrasi. O aš tiesiog galvoju, kad mano darbas yra, kad žmonės juoktųsi ir šypsotųsi ir kad jiems būtų gera, žinai. O ten kažkam įtikt, ar kad čia kas nors mane labai gerbtų ar mylėtų, tai netoks darbas. Ne į prezidentus keliauja. Jo, man tiesiog reikia, kad žmonės ateitų, įsijungtų mano video, pasijuoktų, nusišypsotų, galvotų, o smagus video. Arba ateitų į stand-upą, ateitų, pažvengtų, pamirštų savo problemas tai valandai. Ir man tiek užtenka. Aš nenoriu užkariauti pasaulio ar palikti čia po savęs kažkokių, žinai, monumentų, ar kad mano vardu gatvės vadintų. Man tokių dalykų nereikia. Palauk, gal ateityje netyčia? Gal, bet. Į politiką? Jo, gal reikės. Balsuokite. 2060 metai, nedazimas. Net negalėsiu palabūti prezidentu, dar man atrodo. O gal galėsiu? 40 reiktų. Ja, dar sunkiai gali būti. Man reikės, Gerai. Ir tada gaunasi, per laiką atsiranda tas labai mylimas bazaras. Jo. Kur dabar net šaukia visi bazaras. Mes turim jau šūkį savo, padarėm. Mūsų pavadinimas tapo šūkiu, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Ir vienas toks įdomus dalykas, jūs vis dėlto kaip trupė, vis dėlto kiek, 4 žmonės berods buvo. Ne? Bet labiausiai dėl šito projekto sulipot su Davidu. Jo. Jisai tapo kaip tas vadinamas co-anchor ar co-hostas. Jo. Kodėl su juo būtent? Mes šiaip su juo labai gerai vaibinam, nes mes vienu metu pradėdavom eiti open mic'us ir kai tu eini į open mic'us, tai realiai tu tą savo comedy buddy, tu jį taip gali pavadinti, bent jau taip knygose rašo apie žmonės, kurie kartu užsiema ir mokosi komediją. Tai mes su juo iš esmės leisdavom labai daug laiko, mes kiekvieną savaitę matydavom 5 kartus per savaitę vienas kitą, nes varydavo į visus įmanomus open mic'us, žinai. Ir tiesiog sėdi daug laiko, žvengi, kažkaip pradedi galvoti, kad reikia daryti kontentą. Vienam gal iš pradžių būna nebaisu daryti kažkokį turinį, nes tu gal jaudinės, kad yra lengviau dalintis atsakomybę, kai dviesiesi, žinai. Jeigu vienas padarai lievą video, tai tu vienas padarai lievą video. Jeigu dviese padarai lievą video, tai tada, čia tipo mūsų abiejų atsakomybė. Po 50%. Psichologiškai lengviau yra dviese daryti. Tai va, tai mes tiesiog kažkaip su juo žiauriai gerai vaibinam, nes kartu panašiai pradėjome. Artimiausias žmogus buvo, realiai. Ir su juo daug laiko, bet ir su kitais labai artimas, aš su to pačiu Kristoforu Vaidučiu irgi labai artimas, labai geras mano draugas yra Visickas irgi geras draugas, Vita irgi, su kuriais mes
Atsimenu netgi, kai pradėjom, lipdavom į open mic'us, kokį 2 mėnesius gal aš lipau ir mes ant bairio eidavom po open mic'o, nusilenkinėdavom, bet jau kai visi žmonės išėjo ir mes kėdės nešiojom, mes jau atsistodavom, aš Vizgirdą ir Vitą ir nusilenkinėdavom ant scenos. Ir atsimenu, kažkokį padarėm pirmą pasirodymą ir nusilenkėm, kad ten į pasirodymą atėjo 100 PM žmonių, žinai, pažiūrėti. Nusilenkėm, žiūrėjom viens kitą ir galvom, nu zaibys, smagu, žinai. Taip, geras jausmas. Jo, tai tiesiog čia, net tai, kad gyrintis, gal čia labiau tiesiog pasidžiaugti aš noriu, žinai, kad labai smagu, kad džiaugiuosi, kad tas mano noras prajuokintis, tai sutinka žmonės, kuriems to reikia. Tai bet aš dėl to labai džiaugiuosi. Ir dabar, nu jau esate išleidę apščiai laidų iš tikrųjų. Kuri laida, jeigu nežiūrėtum, laida podcastas, jeigu nežiūri peržiūros, kuri laida, manai, buvo praščiausiai nusisekusi? Praščiausiai nusisekusi? Tai gal turbūt pirma. Aš manau, kad pirma, bet čia dėl to, kad ne dėl svečias tai puikus. Emilis labai irgi geras mano draugas, žmogus, į kurį aš labai lukapinu, kuris turi labai gerą darbo etiką, turi daug visokių techninių įgūdžių ir sugebėjimų ir varo gerai mano nuomonę. Bet tiesiog dėl to, kad pirma laida buvo, mes patys gal dar iki galo, žinai, nežinom, ko ten norim, tipo, ką ten darom, nes filmavom realiai pirmą laidą iškart su gyva publika ir dar patys iki galo neišsigryninę, nesupratę, kas čia pas mus tiksliai bus, žinai. Tai aš sakyčiau, kad pirma, o visos kitos laidos daugiau ar mažiau, man tai aš jau visom patenkintas, tik mes tengiamės pasiruošti jom, kad, žinai, žinotumėm, apie ką mes šnekam, kas vyksta. Tai aš sakyčiau, kad pirma būtų ta. Pati pirma ta pilotinė, sakykime. Jo, bet čia atsakau dėl to. Omantas yra girtas dabar. Realiai, man atrodo, Omantas, kad jis yra visiškai girtas. Jis realiai dabar iš po stalo Jamesoną geria. Jis vakar pokalbinė ir dabar jis gali ramus būti. Jo, Omantas tai vapšė aфиgeiš. Gerai. Tai mes žinom pilotinę, kad serija tavo yra prašiausia, sakykime. Nu, aš sakyčiau, kad tokia galbūt, kur... Nu, nesakykim prašiausia, sakykim, mažiausiai nusisekusi. Taip. Galbūt iš komedinės, ne tik iš komedinės, bet gal iš organizavimo tos prasmės tokia, balaganas džiaugiasi. Jo, toks. Mažiausiai žinojom, ką darėm, tai pirmoji laidoj. Aš manyčiau, taip galėčiau išsireikšti turbūt geriausiai. O ką dėtum į tą viršutinę lentyną, kur sakytum, kad čia gavosi viskas idealiai taip, kaip norėjau, kaip aš įsivaizdavau ir viskas sukrito kortos pasakos? Yra iš tikrųjų šiaip daug gerų epizodų. Vienas pirmesnių epizodų, kurį išleidom, buvo su Mantu Bartuševičiumi. Tas epizodas žiauriai gerai paėjo, žiauriai gerą vaibą pagavom. Čia tas su lenktynėm tom šlapinimas ar... Jo, čia kur ėmėm chronometrą, kai Bartuševičius bėgo į tualetą. Pasaulio rekordą, aišku. Tai tas epizodas žiauriai geras gavos, Jankevičiaus epizodas žiauriai geras gavos, Katlerio epizodas irgi gavos geras, aš jo džiaugiuosi. Yra šiaip daug gerų epizodų, su Safu, su Demiku, ta prasme galėčiau išvardinti ir vardinti epizodus, kurie man pačiam labai patinka. Daug kas, aišku, priklauso ir nuo svečio, ta prasme, kaip pas tave, koks Katleris, Jankevičius arba Bartuševičius, jie yra tokio lygio komikai, kad jie turi tokį sugebėjimą padaryti, kad kiti žmonės prie tavęs juokingesnį atrodytų, ta prasme. Jisai moka užmest kažkokį bairio gal setupą ir tada tu gali kažkokį punchline pasakyti. Jis moka reaguoti, moka palaikyti pokalbį ir tie žiauriai aukšto lygio komikai, jie mus, pavyzdžiui, jaunesnius padaro geresnėm versijom savo. Tai aš manau, kad dėl to tie podcastai irgi dar tapo tokie geri, žinai. Tai va, susideda podcastai ir tada, taip žiūrint į tavo bendrą turinio kūrimo prizmę, nes vis dėlto TikTokus gamini, kad ir daug ir iš bazaro, bet ir šiaip įgarsinimai tavo viską. Kiek bendrai tai pražiūrėjau, per daug giliai nesigilinau, bet mačiau, esi 2 kartus paslydęs. 2 kartus paslydęs. Tai pirmas paslydimas buvo, svečiuose pasikvietėjai Justiną ir jisai apie tave žinojo labai jau daug gilios informacijos. Ai, tai čia nepaslydau. Tai čia paslydimas ne iš blogosios pusės, turi iš geros. O antrą kartą tave pagavo nešvankiai. Taip, apgavo mane, išsityčio iš manęs, sudaužė mano širdį, net girdėjai viduje, žinau, kad kas nors jų vieną dieną tikrai atsiųštus. Tai... Sapnuoju vis dar, aš nejuokauju, mes su jais esame on good terms, man jie šaunuoliai yra, maldės švakai tikrai daro gerai, gerai mane apipisa ir tiek. Bet kaip jautėsi būtent tuo metu, kai tu gauni skambutį, tavo viena buvo ir sakęs, kad yra kaip fantazija, tu nori būti įgarsinti kažkokį filmuką, ar ne? Ir tau paskambina pasako, ateik įgarsinti. Man parašė e-mailą ir aš žiauriai apsidžiaugiau. Man dėl to taip ir buvo liūdna, aš dėl to taip kvailai jaučiausi, kaip didžiausias debilas pasaulyje. Nes aš visiems savo draugam pasakiau, mamai skambinau, rašiau draugiai, sakau, nepatikėsit, čia per podcastą pasakiau, kad noriu, man čia pakvietė, tipo. Ir tada, kai aš sužinau, kad čia prankas, tai man tiesiog buvo labai liūdna, tipo, žinai, bet ką, jeigu čia yra kaina, kurią man reikia sumokėti, kad aš 21 metų galėčiau būti
važinėti per Lietuvą, daryti pasirodymus, turėti podcastus, būti atpažįstamas, galėti pragyventi pilnai iš komedijos. Nu tai turbūt čia yra kaina, kurią tenka sumokėti kartais, žinai. Tai aš sakau, mane gerai apgavo, padarė gerą kontentą, kudos studem, žinai. Tai aš manau, kad čia man per daug gailėti savęs dėl šito dalyko tikrai neturi teisės. Ir kitas dabar tavo darytas toksai turinio srautas, sakykime, yra tokie komediniai vlogai, tas behind the scenes visas, kur tu gali pamatyti. Čeko vlogai. Kaip patinka šiaip tiesiog tos comedy čekus daryti? Man labai smagu, man labai patinka daryti open mic'us. Aš manau, kad open mic organizavimas šiaip yra labai svarbus dalykas palaikyti komedijos kultūrai, nes open mic yra ta vieta, kur bet kas gali ateiti stand-up'in, žinai. Dabar vis daugiau būna showcase'ų, comedy night'ų, kur tave turi pakviesti kiti komikai, kad tu galėtum ten ateiti. Open mic gali ateiti bet kas. Ir iš esmės, jeigu nebūtų buvę open mic'ų, tai tokie vaikinukai kaip aš, kurie labai nori juokinti žmonės, jie nebūtų turėję galimybės kažkur ateiti ir pradėti mokytis daryti tą stand-upą. Tai aš manau, kad labai svarbu palaikyti tą kultūrą ir kai aš atėjau kažkada ir kažkas darė tos open mic'us, tai dabar jau aš esu tas, kur kažkas ateina ir aš darau tam, kad kiti darytų. Šiaip man pačiam faina, mes komikai visi susitinkam, pažvengiam, prajuokinam daug žmonių, padarom gerą komedijinį vakarą. Tai aš didžiuojuosi šito, aš džiaugiuosi, man atrodo, kad čia yra prasmingas dalykas. Aš manau, kad tikrai turi prasmę šitas, ta prasme, organizavimas dalykų ir žmonių juokinimas, žinai. O manai, kad, tarkim, tu kaip prisidedi prie open mic'ų kūrimo, ar manai, kad tai galėjo paskatinti, tarkim, Dominiką Klajumą ateiti vėl grįžti į stand-upą? Nes jis atėjo, žinau, į open mic'us. Jo, jis eidavo į comedy čekus. Aš tai manau, kad galbūt apie kokį Klajumą kalbant, gal jam tiesiog, žinai, yra smagu matyti jauną naują. Gal jam tiesiog yra smagu matyti naują jauną hebrą, žinai. Susipažinti su jaunais čuvakais, mes visai gerai vaibinam. Ir šiaip būna kartais tiesiog nueinam, žinai, ir susitinkam pavalgyti ar šiaip pažvengti, žinai. Tai aš manau, kad gal jam tas, kad jisai žino ne tik, kad galės ateiti į open mic'ą, bet dar, kad ateis į open mic'ą ir ten jauni faini bičiai. Aš manau, kad gal tas irgi šiek tiek padrasina jį grįžti, nes jeigu žinotų, kad ateis į open mic'ą ir jam ten tik užlips, bet visas vaibas nebus fainas, aš manau, kad kažkiek įtakos turbūt daro tas, kad visiems smagiau turbūt būti tenai, kur gera aura yra, žinai. Jo. Gerai. Ar turi planuose kažkokių vaizdo įrašų, idėjų, kažką? Na, aš neprašau, kad atskleistum ten paslapčių arba projektų, bet ar turi kažką paplanavęs? Kol kas šiandien netgi buvau susitikęs su vienu vaikinuku, apie kurį planavom pakankamai didelius projektus, tai gali būti, kad išvysite savo žydruosiuose ekranuose neužilgo didelį gerą gražų dalyką. Nieko nesakau daugiau, bet gerai, turėtų būti gerai. Palikim ant kabliuko tokį. Gerai, vis dėlto komedija kažką turi vis tiek sekti. Nu, bet kas. Esi žurnalistikoje, kažką seki žurnalistų, esi ekonomistas, seki ekonomikoje, politikas politikų. Kas yra ta tokia, sakykime, idol figūra komedijai pas tavęs? Ko sekiai? Gal ne tiek sakyčiau, kad siekiu būti kaip jais, bet aš labai daug mokausi iš jų. Tai man, pavyzdžiui, Mantas Katleris yra vienas iš tokių žmonių, į kuriuos aš žiūriu ir labai admirinu ir labai gerbiu juos ir manau, kad jie turi nesveikus komedinius sugebėjimus. Ir nesakyčiau, gal, nežinau, čia talentas, kiek talentas, kiek įdirbis turbūt, kai žmogus tiek laiko paskiria komedijai ir tiek dirba, tai aš manau, kad čia yra kaip ir logiška, kad jis toks geras yra, kad 13 metų įdedi, tai ar 14, kiek dabar jau gaunas, net nežinau, bet tai Katleris man labai patinka, man labai Mantas Tonkus patinka, Bartuševičius patinka, Klajumas, aš visą tą senąją humoro klubo kartą aš žiūriu su didžiulė pagarba ir aš kiekvieną kartą, kai jie ant scenos, aš jau žiūriu nebe kaip komikas, o kaip visiškai mažas berniukas, kuris žiūri savo labai mėgstamus komikus ir aš žiūriu ir moku tiesiog, žinai. Ir man labai smagu būna kartais, tikrai yra nufotkinę mane iš šono, stovi išsižiojęs ir žiūri, tipo, ant kiek jie geri, kokio jie aukšto lygio yra, žinai. Tavo pats naujausias vaizdo įrašas, dokumentika su legendiniu Laurynu Meiba. Taip. Dabar, kaip gražiai sudėjai šitą dalyką, nes tai yra, tu per pirmas 5 minutės jau turėjai aiškinti visą savo kelionę. Aš ten turėjau pakomentuoti turbūt daugiau, nes ne visą medžiagą, kurią parsivežiau iš Olandijos, buvo panaudojama. Tai aš važiavau į Olandiją parsivežti Lauryno Meibacho, Lauryno Meibach, kaip jisai sako. Tai važiavau parsivežti, kodėl? Nes tiesiog pagalvojau, kad čia geras kontentas ir aš norėjau šiaip padaryti su juo kažkokį video. Ir aš pagalvojau, kad čia visai gera idėja, man atrodo, man jį parsivežti, padaryti tokį smagų video ir tuo pačiu pabandyti atsakyti tos klausimus, iš kurių pagrindinis buvo, koks jisai yra iš tikrųjų. Ir tam video galite viską pamatyti, aš manau, kad stengiausi kaip įmanoma geriau, turbūt yra kažkas, ko aš dar nesugebėjau paliesti, bet manau, kad didelį gabalą jo mes atkapstėm tenai. Ten ta dokumentika, tai čia
su dideliam kabutėm yra ten. Tai- Labiau pusiau vlogas, pusiau podcastas, pusiau pakomentavim, pusiau komentariai. Tai kadangi visų žanrų pabiški, tai aš tiesiog parašiau dokumentiką, kad kiečiau skambėtų. Bet iš tikrųjų ten nėra labai dokumentiškas video. Tai kaip ir sakai, per visą vaizdą įrašą gali truputį labiau susipažinti su Laurinu kaip žmogum, bet vis tiek, tu su juo buvai vienose mašinose, su juo Taip. keliavai po parduotuvės, rengėjais, kalbėjai su juo. Kokia yra, kaip jaučiasi, jis tiesiog kaip paprastas žmogus, jeigu nežiūrint, kai yra kamera įjungta, kai tiesiog tu bendrausi kaip su žmogus. Gal prie kameros jis truputį drąsesnis, jaučias, kad kamera biškai padaro, kad jisai užsirakintų truputį, bet šiaip jisai toks ir yra. Jis yra, aš manau, kad prarytų savo personažą, jis nuoširdžiai, manau, kad galvoja, kad yra vierchas visiškas, kad yra kietas labai, kad jis jam pavydė, manau, irgi nuoširdžiai galvoja. Ir aš nebemanau, kad čia jau yra dalis jo personažo, aš manau, kad jisai taip ilgai buvo Maibachu, kad nebežinau, ar jis Laurinų dar būna kada nors. Tai va. Jo, irgi geras pastebėjimas. Ir šiaip pačioj pradžioje minėjai, kad ta dokumentika, pavadinkim dokumentiką, nežinau kaip kitaip pavadinti, nes pats vadinu dokumentiką. Gali sakyti, jo. Ar man tai malonu, man kai sako dokumentika, tai čia. Tai čia aukštas lygis. Tu minėjai, kad prie jo reikia truputį kitaip elgtis. Tai yra vaidmuo. Savotiškai taip, bet ne, aš nesakyčiau, kad vaidmuo, tiesiog gal visi bičiai žinosit, kad, pavyzdžiui, čiuvakai, kurie yra, pavyzdžiui, su marozais tu turi bendrauti kaip su marozais, žinai. Aš manau, kad su visais žmonėm tu turi bendrauti, jeigu tu nori iš jų kuo daugiau, tu turi, ta prasme, pavyzdžiui, ištraukti pokalbį daugiau, žinai. Tai turi bendrauti taip, kad jie tave primtų. O Laurinas, jis yra, tipo bachūras, jisai vadovaujasi panetkių tų tokių vyriškų taisyklių. Ir aš manau, kad dėl to yra taip, kad tu ir pats turi tai bendrauti su juo, žinai. Tu turi laikytis tų taisyklių, turi labai rodyti pagarbą, turi, žinai, suprast, turi mokėti bazarint, turi, tipo, savim labai pasitikėti, neparodyti, kad tau baisu ar nejauku. Nu, toks yra savotiškų taisyklių. Aš manau, kad geriausias pavyzdys turbūt kaip su marozais šnekėti, turi mokėti, irgi šnekėti, žinai, kad rastum bendrą kalbą. Teisingas slanga, teisingai žiūrėk, teisingai stovė. Jo. Pagarbiai labai bendrauti, bet taip nepataikaujant. Nu, toks irgi, nežinau, nesunku nupasakoti. Pliusas, minusas. Gerai, sakai, yra sunku nupasakoti tą visą bendravimą. Kiek sunku yra tą vaidmenį išlaikyti eilę dienų visą laiką prie to žmogaus ir tu vis tiek prie jo turi išlaikyti tą patį ir ant kameros, ir už kameros. Aš nevadinčiau to vaidmeniu iš tikrųjų, aš manau, kad čia tiesiog yra tam tikra dalelė manęs, nes aš užaugau su panašiais bičiais, aišku, ne tokiais kaip jisai, bet irgi su gal šiek tiek marozais ir aš irgi su jais taip bendraudavau ir aš gal pats vienu momentu toks buvau, žinai, bet tai aš nemanau, kad čia aš vaidmuo mano, aš manau, kad čia yra galbūt dalelė manęs, kuri galbūt būna truputį prislopinta, kai tu būni kitose aplinkose, žinai. Tai nebuvo sunku iš tikrųjų, aš pažįstu šiaip vaikinus, su kuriais aš panašiai bendrauju, žinai. Tai man tas visiškai nesukėlė jokių problemų. Nu, pats esi minėjęs, kad visi 50% Maybachas per... Jo, mane irgi jau dažnai išlenda man tą jo parodiją, nevalingai. Miegant, pavyzdžiui. Jo, miegant, kai išlindo, tai buvau užsigandęs. Gerai, einant į pabaigą, esat jau padarę tiek turų, aplinkui kolegos daro daug turų. Taip. Kuris, manai, yra turas tavo geriausias darytas ir kuris, manai, yra kolegų geriausias darytas? Kur tu tikrai jau sakai, oho? Aš manau, kad visi, tiek mano kolegų, sakydamas kolegų, aš kalbu apie mūsų visą tą e-team comedy hebra, su kuria pradėjom, tai geriausias yra dabartinis. Jaučias, kadangi mes neilgai pakankamai darom dar, čia 2-3 metai komedija, čia visiškai lašas jūroje yra palyginus to, kas užsienį vyksta netgi Lietuvoje. Tai aš manau, kad mūsų dabartinis jaučias stiprus patobulėjimas tiek pas mane, tiek pas Davidą, tiek pas Kristoforą, tiek pas Visicką, pas visus. Aš manau, kad jeigu yra netyčia tokių žmonių, kurie yra matę mūsų visus tris programas visas, tai jie tikrai turėtų sutikti, kad jaučias, kad patobulėję esame. Ir kaip ant scenos atrodom, ir kaip deliverinam bairius, ir kaip dėliojam pauzes, ir kaip valdom kūno kalbą ir veido mimikas, ir kiek turim nereikalingų žodžių, ir kokie ilgi yra mūsų premisai, setapai, punchline. Aš manau, kad visi šitie dalykai jaučiasi tikrai, kad yra patobulėję. Nu ir pabaigai, dabar paskutiniu metu labai pradeda ateiti įdomesni svečiai į visokias laidas. Dabar turim Nausėdą, turim Tapiną ateinantį į Tarzaną, turim, kas yra, kur 10 minučių turi žiūrėti. Taip. Kaip teksto suvokimas jisai. Ten yra labai sunkus, sunkiai suprantamas žmogus. Kokį svečią labiausiai norėtum pasikalbinti, pasikviesti pas savęs į bazarą?
Šiaip čia aš manau, kad visai įmanoma, bet aš žiauriai norėčiau pasikeisti bazarą svarą. Man labai patinka GG sindikatas ir ypatingai svaras, aš žiauriai norėčiau pasikeisti į bazarą. Ir galbūt vieną dieną priaugsim ir man pavyks tą padaryti, bet jo, svarą žiauriai norėčiau. Nu tai tuo tada ir linkiu, kad Gerai. svaras ir gal visas GG sindikatas, jeigu Galbūt, ateina kartu, tai galbūt. būtų dar smagiau. Visi išskyrus pušą. Nagi juokauji, iki prikolina, iki bairis yra, visi prikolina, kad Komedija. Puša irgi maladės, su Domaičiu tas gabalas žiaurus. Ačiū tau iš tikrųjų, kad sutikai pakalbėti, kad labai paprastai sutikai Ačiū, pakalbėti, ačiū. kad neturėjom labai Taip, malonų taip. patrukdymą. Taip. Paleidžiu tave iš Gerai. tikrųjų bėgti ten toliau. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Ačiū labai jums. Ačiū, kad žiūrėjot ir už, valandos geros susitinkam antram pokalbiui. Ate. Gubernija. Čia visi savi.